Na ir pas mus studijoje svečiuojasi knygos Karo nuotaka autorė Ilona Skujaitė. Sveiki, Ilona. Sveiki. Kągi, iškėlėte į dienos šviesą tokią įdomią asmenybę, apie kurią nedaugelis iš mūsų, tiesą pasakius, žinojo. Tai yra Kotryna Jogailaitė, Žygimanto Augusto sesuo, Žygimanto Senojo ir Bonos Sforcos dukra, ir intrigų gyvenime jos netruko. Tai papasakokit, kodėl sugalvojot būtent šią asmenybę iškelti dienos šviesą. Na, iš tiesų, pirmiausia dėl to, kad ji priklauso garsiai Jogailaičių šeimai. Karalienė Bona turbūt žino visi, Žygimantą Augustą žino taip pat visi, o jauniausioji karalienės Bonos dukra Kotryna Jogailaitė, ji buvo užmiršta ir niekas apie ją per daug nežinojo, bet aš esu įsitikinusi, kad jos gyvenimo ir meilės istorija intriguoja ne ką mažiau negu jos garsiojo brolio Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilės istorija. Na, ką reiškia vien jau tas faktas, kad Kotryna Jogailaitė tapo Švedijos karalienė. Ir tas kelias iki karūnos buvo labai sudėtingas. Man net karalaitė Kotryna, nors buvo realus istorinis asmuo gyvenęs ir Lietuvoje, ir Vilniuje prieš 500 metų, man jį primena pasakų karalaitė, tokia užkerėta, nes ji buvo labai jauna, labai graži, turėjo labai daug jaunikių, tačiau visi jie kažkur dingdavo, ji tarsi užkerėta ir niekaip negalėjo ištekėti 15 metų. O dėl jos pešėsi tai to meto Europos garsiausi jaunikiai, tai pavyzdžiui Prūsijos kunigaikštis. Taip pat caras Ivanas Rūstusis, kurį turbūt daugelį žinote iš istorijos, jis norėjo ją vesti, kai nepavyko, bandė pagrobti. Paskui sugalvojo tokį sąmokslą, apie kurį sužinojęs ten plaukai žmonėms šiauždavosi, kaip galima tokią baisybę sugalvoti. Na ir žodžiu, ji niekaip negalėjo ištekėti ir pagaliau, kai jai buvo beveik 36 metai, o tai jau buvo... Senmergė. Nu, jau tais laikais 500 metų atgal. Taip, nes žmonės gyvendavo apie 50 metų, maždaug gyvenimo trukmė vidutinė buvo. Merginos tekėdavo nuo 14 ir jau 25 metų panelės buvo jau tokios prisirpusios nuotakos, o jinai tai jau buvo, na, jau tikrai labai solidaus amžiaus nuotaka, tačiau ji ištekėjo už Suomijos kunigaikščio ir Švedijos princo Jono Vazos. Jisai buvo, beje, jaunesnis 11 metų. Na ir atrodytų... Jaunesnis. Taip, nes jos seserys, pavyzdžiui, tekėjo maždaug būdamos 30 už kokius 60 metų vyrų. Tai vat atrodytų štai, koks laimingas likimo posūkis, vedybos, jaunesnis vyras, princas iš turtingos šalies, bet po vedybų prasidėjo tikra velneva, nes jinai patyrė labai daug išbandymų, Kotryna Jogailaitė. Ji atsidūrė ir kalėjime, ir patyrė, kas tai yra karas, ir ką reiškia gimdyti vaikus skurde. Ir tikrai buvo labai daug tokių posūkių įdomių jos likime, apie kuriuos aš ir pasakoju savo knygoje, nes man atrodo, kad daug kas apie juos tiesiog nežino. Kaip sekėsi rengti šitą knygą, rašyti šitą knygą, rinkti tuos faktus, kadangi štai šiek tiek prieš eterį kalbėjom, kad lietuvių kalba tos medžiagos, ko gero, labai daug nėra, daugiau švedų, lenkų kalba. Tai ką reiškia parašyti istorinį romaną? Na, istorinio romano rašymą tai norėčiau palyginti su detektyvu, nes tiesiog nuo ko viskas prasidėjo. Yra toks garsus paveikslas vienintelis jos išlikęs, kuris sėdės tokia juoda suknelė, tokiam dideliam akim išsigandusiems, tokia stirnytė atrodo ir pasižiūrė, na, kaip ji tapo Švedijos karalienė. Tai buvo tarsi siūlo galas. Aš irgi galvoju, na, reikia patyrinėti ir iš tikrųjų jos gyvenimas siejamas su Lenkija, Lietuva, Suomija ir Švedija. Ji gyveno visur ir jos gyvenimas tarsi sutrūkęs perlų vėrinys, kur keli perlai Lenkijoje, keli Lietuvoje. Ir juos reikėjo visus surasti, surinkti ir suverti į vientisą pasakojimą. Ir lietuvių kalba iš tikrųjų medžiagos nėra daug. Yra šiek tiek profesorės Ragauskienės straipsnių ir jinai daugiausiai tyrinėjo, bet norint išsamiau istoriją pristatyti, tai teko skaityti ir lenkiškas knygas, ir važiuoti į tas pilis, kuriuose jie gyveno, ir Suomijoje, ir Švedijoje, kalbėti su istorikais. Na ir taip pat bandyti skaityti net ir švediškus šaltinius. O šiais laikais tai yra įmanoma panaudojant dirbtinį intelektą. Tai buvo irgi tokia labai įdomi detektyvinė kelionę viską surinkti ir vėliau papasakoti. Jei atrodytų, kad pas mus galbūt Barbora Radvilaitė, tokia viena žinomiausių moterų, ar ta pati Bona Sforca, kurią kalbėjom, Švedijoje Kotryna Jogailaitė kaip karalienė yra, žinoma asmenybė, kiek ten yra jos likę? Taip, Švedijoje ji yra žinoma, nes dabar kaip tik kūriamas, o gal jau rodomas serialas apie Švedijos istoriją. Ir tame seriale yra ir Kotryna Jogailaitė pristatoma, nes tuo metu ji buvo, atliko labai svarbų vaidmenį, iš tikrųjų padėjo sustiprėti tuometiniai Vazų dinastijai. Ir vėlgi ji
kiek man susidaro įspūdis, kad ji yra kaip ištikimos žmonos ikona, na, tokia kaip pavyzdinė žmona, nes kuomet jie atvyko gyventi į Suomiją, jos vyras susipyko su savo broliu Švedijos karaliumi ir tarp jų kilo tikras karas. Švedijos karalius atsiuntė į jų pilį, kur gyveno Kotryna ir Jonas, 10 000 karių ir 16 karo laivų. Tai prasidėjo tikras mūšis ir jos miegamai skrido patrankų sviediniai. Nu, žodžiu, ji patyrė tą karo dalę, ką mes matome Ukrainoje, kai bombarduoja namus ir žmonės įsigandę stebi, kas vyksta, tai Kotryna lygiai tą patį yra išgyvenusi. Ir po pralaimėjimo taip jau atsitiko, kad jos vyrą, brolis Švedijos karalius, nusprendė įkalinti, na, už maištą, už neištikimybę ir taip toliau. O jai pasakė atvykęs ministras karalius, kad, na, jūs galite grįžti į Lietuvą ir Lenkiją, arba gyventi Švedijoje laisvėje, jūs čia nekalta dėl mūsų šitų visų tarpusavio pykčių. O karalaitė Kotryna, žinokit, nusiėmė vestuvinį žiedą ir pakišo panosim tam švedų ministrui. Yra pilna tokių paveikslų Švedijoje nutapytų ir pasakė, aš tuokdamasi prisiekiau būti su juo laimė ir nelaimė. O ant žiedo buvo išraižyta lotyniškai nemonisi mors, niekas išskyrus mirtį. Jis sako, niekas mūsų neišskirs ir aš išeinu kartu su juo kalėti. Tai va, tai tas jos toks poelgis, kad jinai galėjo gyventi laisvėje, bet pasirinko kalėjimą sudėtingom sąlygom, kur gimdė vaikus iš tikrųjų skurde ir net neturėjo ką suvystyti, kaip rašo tuo metu kronikos kūdikio gimusio. Na, tai vis dėlto va, tas padarė įspūdį ir paskui jai buvo tokia vertinama, na, vis dėlto kaip iš Jogailaičių dinastijos, ji tuo metu Europoje buvo labai garsiai žinoma, o jos vyro dinastija dar labai jauna ir jinai suteikė tokio prestižo ir jinai pagimdė 3 vaikus. Pagalvokit, pirmą vaiką 38 metų gimdė skurde, be jokių gimdyvių, be jokių pribuvėjų, be jokių medikų. Tai iš tikrųjų sėkmės istorija ir jį pagimdė sūnų, įpėdinį, kuris vėliau tapo ir Švedijos karaliumi, ir abiejų tautų Respublikos, Lietuvos ir Lenkijos karaliumi. Tai yra Zigmantas Vaza arba Žygimantas Vaza. Tai va, tai jinai tokia iš tikrųjų labai gerbiama moteris abiejose Baltijos jūros pusėse. Ir yra įdomiausia jos istorijoje tai, kad jinai iš tokios, na, užguitos, nežinomos tokios jauniausios karalaitės, jis sugebėjo tapti įtakinga moterimi abiejose Baltijos jūros pusėse ir ten vyras karalius ir vaikas vėliau tapo karaliumi. Iš tokios nemylimos jį tapo geidžiama ir iš kalinės jis sugebėjo tapti karalienė, Švedijos karalienė ir 14 metų jau buvo ir kaip karalienė Bona į Lietuvą ir Lenkiją atvežė daug tokių itališkų madų, tai jį lygiai taip pat vadinama Renesanso karalienė Švedijoje, nes jis taip pat su ja kartu ten nukeliavo ir visas dvaras, aišku, ten paskui kalėjimo laikotarpis tai buvo išsklaidytas, tačiau su ja atkeliavo ir šokiai ir padarė didžiulį įtaką ir architektūrai. Ir man netgi švedai pasakojo, kad dabartinė rezidencija Švedijos karališkoji, Drottningholmas, jis buvo pastatytas būtent Kotrynai. Jonas pastatė tą pilį Kotrynai, jinai aišku ten degė, dabar yra jau kita tos pilies versija, bet tai neneigia fakto, kaip vyras jie gerbė, kad statė pilį ir jinai tikrai darė įtaką, kad tos pilys būtų, na, renesansinio stiliaus, bent jau taip rašo švedų ir lenkų istorikai. Tai Ilona, matau, kad paruošė tokį tikrą desertą istorinių romanų, intrigų romanų, ar ne, gerbėjams karo nuotaką, tai pakvieskime skaityti, ar ne? Taip, tikiuosi, kad Kotryna ras kelią ir į skaitytojų širdis.